Dar vakar mūsų laidoje matėte pirmąją istorijos dalį apie dainininko Eugenijaus Ostapenko ir jo sužadėtinės Tatjanos konfliktą. Tikslinu, eks-sužadėtinės. Ji mūsų korespondentams pasakojo, jog atlikėjas ją mušė ir visaip tenkai bandė susidoroti. Po tokios moters išpažinties neliko nieko kito, kaip tik surengti akistatą, kurios metu Eugenijus privalės paaiškinti, kodėl dar visai neseniai už jo tekėti ketinusi moteris dabar turi lieti ašaras dėl tokio atlikėjo elgesio. Intriguojantis, bei nepabijokime to žodžio, šokiruojantis reportažas jau dabar. Dar vakar mūsų laidoje pradėjome istorijos pasakojimą apie garsaus dainininko Eugenijaus Ostapenko meilės dramą su sužadėtine Tatjana. Moteris teigia, jog dviratuko atlikėjas ją mušė, grasino ir ketina susidoroti. Taigi Klaipėda, 17 valanda. Pasak Tatjanos, tokiu metu dažniausiai Eugenijus grįžta iš miesto sutvarkęs įvairiausius reikalus. Palikę Tatjaną laukti už kampo, mes išvydę dainininko Ostapenko pasitinkame ir bandome aiškintis ir klausti, ar iš tiesų jis galėjo taip negailestingai pasielgti su savo būsima žmona. Su ją kalbėti nenoriu. Tatjana, ateik biškiu, palauk, Eugenijau, aš labai noriu paklausti. Nekalbėsiu, nes su ją. Bet ateik, Tatjana, arčiau, nes aš labai įdomu, nes aš negalėjau. Jinai mane, supranti, pasakė, kad, reiškia, aš mėgojau su Rasa, su savo buvusi draugė, o aš su ją nemėgojau, viskas. Tatjana, tu tiki to, kad nemėgojau? Aišku, nemėgojau. Buvau išvažiavęs, kompanija, 7 žmonės, kviečiau ją su savimi važiuoti. Parašiau, važiuojam kartu, kviečia Sigis, bus ten Rasa, mano buvusi draugė. Bus dar žmonių, važiuojam su manim, jinai man parašė, kad ne, aš nevažiuosiu ir tau draudžiu važiuoti. Sako, jeigu tu nevažiuoji, tai aš važiuoju vienas. Nu, paskui, reiškia, Tatjana pradėjo rašyti visokius dalykus negerus, kad, reiškia, tu man neištikimas, tu mane išdavėjai. O tu išdavė, Tatjana? Aišku, kad ne. Na, nepagautas ne vagis, tačiau kaip dėl grasinimų ir smurto protrukių, kuriuos pasak Tatjanos, ji patyrė net 3 kartus. Nieko aš negrasinau, aš galiu parodyti visą susirašinėjimą. Mes tu užeisim į mano butą, einam. Palauk, Ne, aš daugiau čia aš dar noriu, tiesiog, aš parodysiu visą susirašinėjimą. Plius dar vienas dalykas, ar tu esi prieš ją pakėlęs ranką, nes Tatjana teigia, kad... Niekada gyvenime, jinai specialiai dabar kerštauja man. Kerštauja, nori mane apšmeižti ant visos Lietuvos. Tatjana, ir aš parodysiu visos dokumentus. Bet Tatjana sakė, kad tu buvai girtas ir kažkur va čia visai netoli kavinėje prieš ją pakėlė pirmą kartą ranką. Dabar specialiai kerštauja. Kerštauja ir meluoja. Kerštauja. Šiandien darželis rasi. Meluoja ir kerštauja. Specialiai kerštauja. Aš parodysiu viską. Bet visai dar neseniai jūs sėdėt apsikabinę ir ruošitės tuoktis. Kas dabar perbėgo per jūsų kelią? Jos pavydas. Jos neadekvatus pavydas. Neadekvatus pavydas. Jinai, jeigu aš neišvažiuočiau reiškia, į tą gamtą su draugais, baliavot, nieko nebūtų to konflikto. Bet Tatjana sako, kad viską padarė alkoholis ir smurtas prieš ją. Ne. Yra susirašinėjimas. Jinai rašo, aš tau sakiau nevažiuoti su Rastka, tu su Rastka mėgi, tai mėgok su ją toliau. Tu ją tai ją toliau. Yra susirašinėjimas. Nežinia, ar iš gėdos, ar priešingai iš pykčio girdėdama šmeižtą apie save, Eugenijus net laikė įtampos ir nepanoro toliau tęsti interviu. Tačiau mums vis dar neaišku, ar iš tiesų dainininkas buvo neištikimas ir dar mušė savo būsimą žmoną. Ilgų derybų metu vis tik Eugenijus sutiko mus įsileisti į savo butą, kuriame iš pykčio tiesiog negalėjo suvaldyti savo emocijų. Ir tiesiai šviesiai rėžė. Tatjana nėra šventoji, ji yra teista ir pati vis dar neišsiskyrusi. Jinai teista? Už kągi? Už ką jinai teista buvo? Jinai pati sakė, kad buvo teista, sumušė tualetę mergaitę. O Tatjana, tada stabilios psichikos ar ne? Nestabilios. Nes, sumušti vaiką tualete, tualete tai kažkoks nestabilumas. Jūs galit pakelti visas bylas. Mes galim nuvažiuoti į prokuratūrą, jūs sužinosit, apaksit. Kažkada pasakė, aš pamenu, Eugenijau, aš per tave tapsiu žinoma, reiškia, ir eisiu į Seimą. Po truputį darosi aiškiau, jei Tatjana iš tiesų norėtų būti Seimo nare, tuomet žinomai tapti būtų naudinga. Tik ar neapgailėtina tokiu būdu save reklamuoti šmeižiant kitus žmonės, kaip šiuo atveju Eugenijų Ostapenko. Kol Tatjana laukė mūsų lauke, Eugenijus parodė daugybę moters susirašinėjimų, kurių metu Tatjana iš tiesų nevengė bjaurių žodžių atlikėjų. Tad išsireikęs ir išsiklykęs, Eugenijus sutiko dar kartą nusileisti į lauką ir paprašyti, jog pati Tatjana nuo jo galų gale atstotų ir jo nebešmeižtų. Aš nenoriu jos nei matyti, nei girdėti. Ir sakau tau, viso gero ir valink iš čia. Kaip gražu. Taip gražu. Taip ir pasakiau, eik čia, eik iš čia.
Iš kur iš čia? Iš čia eik iš vis. O kas tu toks? O kas tu tokia? Aferistė. Aš aferistė. Kas tu tokia esi? Tu matai- Reklamos nori? Kokios reklamos? Taip. Aš iš tavęs blogą reklamą pasidariau. Eik, kuo tu atvažiavai su žurnalistais? Kuo tu siuntinėjai žurnalistam įrašus? Kodėl tu slaptai įrašinėjai pokalbį su manimi? Kodėl tu slaptai įrašinėjai pokalbį su mano mama? Kodėl tu žurnalistams išsiuntė visus tos Tu man įrašus slaptai įrašinė? Tu grasini Niekas tau man. negrasino. Aš ką tik perklausiau visą pokalbį. Niekas tau negrasino. Aš tik pasakiau, kad jeigu tu nors vieną blogą žodį viešai per televiziją pasakysi apie mane, tau bus... Kadangi aš prijungsiu visus savo žurnalistus, draugus ir padarysiu tau antireklamą tokią, kad tau bus gėda išeiti į gatvę. Supratai? Tu nori mano dukrą sunaikinti. O, apie dukrą net nebuvo pokalbio. Tavo dukra man nebuvo? 100 metų nereikalinga. Dukra jos. Viskas, Kas tu užtenka toks? tau reklamuotis. Kas tu toks? Užtenka, kas tu tokia? Tu man bliauja reklamą padarei. Kas tu tokia? Tartyla, Aš kas tu su ta- tokia? Kas aš? Tartyla, čiripacha. Ach, lokai. Nu, matot, koks alkoholis yra. Koks jam alkoholis. Jis dabar jau girtas. Durnė. Nesumeluosim, šie buvę įsimylėjėliai rėjosi daugiau nei valandą laiko. Klikavo įvairiausiamis temomis, kol galiausiai vėl priėjo prie to paties – tariamos Eugenijos Meilužės rasos. Aš nesupratau iš viso. Jinai ištekėjus. mano pažįstama. Jinai tavo meilužė. Kokia meilužė, Tu ką su tu čia ja nusišneki? gyveni? Mes tai paskambinsim. Aš su ją gyvenu? Taip. Aš su ją Tu gyvenu? pastovė ten eini. Oi, viskas. Nu tai čia nereiškia, kad O kodėl ne? gamtoj? Tu pastovė ten važiuoji. Kur pastoviai? Į gamtą. 7 žmonės nuvažiavom. Čia tik tai pagautas. 7 žmonės. Čia pagautas buvai. 7 žmonės. 6 bachūrai. 6 bachūrai. Tatjana, tai jūs matėt, kaip jisai su ta rasa, na, mylėjosi? Taip. Kur jinai matė? Kur? Taip. Kur tu matėjai? Ta naktį, kada jisai paskui grįžo namo, jį norėjo pasibaigti jam gyvenimas, pasikabino ant liustros. Nesupratau nieko. Palauk. Ta Kur naktį jinai jisai praleido su savo rasa. Palauk. Prie Breceno 8. Kaip tu matėjai? Palauk, kaip tu matėjai? Nesupratau, jinai matė. Šalia stovėjai, filmavai, kaip mes... Ne, tą naktį nefilmavau. Gaila labai. A, gaila labai. Taip. Tu mane davedėjai, tu mane pastoviai davedėjai, Už dėl ką? tavęs. Už ką? Mažiau gerti reikia, mažiau gerti. Tu pastoviai Tu mane... geri, tu kiekvieną dieną geri. Tu į save pažiūrėk. Ką? Į save pažiūrėk. Aš labai Į gerai. savo snukį. Nieko savo. Pažiūrėk į savo snukį, į veidrodį pažiūrėk. Privalgiai pilvą savo, O tu kiek privalgiai? bačką storą. O tu kas? Tu giuliai gatvė, aš tave Ką tu? tempiau. Varyk iš čia. Tu girtas, Varyk tu iš čia. alkoholikas. Varyk iš čia. A tu Tu nėra alkoholikė. Tu Pažiūrėk į savo alkoholikas. raudoną snukį. Tu policija. Pažiūrėk į savo raudoną snukį. Kiek tave policija vežė? Pažiūrėk į savo raudoną snukį, sakau. Kokia raudona? Pažiūrėk, koks snukis raudonas. Tu ant savo Tatjana, pažiūrėk. Pažiūrėk. Eugenija, nusiramink. Tatjana, Pragėrė visą snukį. ar jūs iš tiesų... Geriau, ačiū. Žiūrėkit, mes... Paduosiu į teismą. Būtinai, būtinai. O aš tave. Labai gerai. Tu Susitiksim teisme. juo susitiktim teisme. Labai gerai. Labai gerai. Štai kaip gyvenime nutinka. Vieną dieną myli, kitą dieną jau nekenti. Vieną dieną šipsaisi, kitą dieną braukia ašaras. Tačiau kas keiščiausia, jog taip ir nesupratome. Abu nori ramybės, tačiau nei vienas, nei kitas jos duoti nenori. Gal tai ir yra tikroji meilė? Va matai, nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis. Taip, viena aišku, jog ši buvusių įsimylėjėlių drama taip lengvai nesibaigs. Tad mes prižadame sekti to buvusio romano pėdsakais ir pranešinėti jums visas detalės ir visas naujienas, mėly žiūrovai.